Jūs sakot, kad pareigūnai suklastojo bylą? Taip, tik suklastojo pareigūnai. Visiems, kaip sakoma, nusispjaut, o tu kentiek. Kaip prie Poncijaus Piloto, prikaltas prie kryžiaus. Vienas pareigūnas atseit, kai vežė mane kratos daryti, čia sako, tau užkada. Šita byla tau užkada padaryta. Aš jo Taurego Šarano supjausčiau padangas 4. Iš kur jūs juos žinojote? Iš kur aš žinojau pareigūnus, taigi kartu dirbam. Jie veža cigaretės ir aš vežu į tuos pačius taškus. Pareigūnai pilnai korumpuoti. Tai tipo ir tie pareigūnai veždavo? Ir jūs? Konkurentai buvo? Kaip priešai. Priešai? Labą dieną, aš esu Algirdas Marcinkėnas. Ir esam Pravieniškių pirmam kalėjime. Kiek laiko čia esat? 4 mėnesiai. Kalėjime pirmą kartą? 2. Tai Už tą patį. Už tą patį. Tai tas pats yra kas? Dėl ko čia esat? Dėl cigarečių kontrabandos. Tai kas nutiko, ką čia darėt? Papasakokite tą visą istoriją pirmiausia. Kad po to galėtume pratęsti problemą jūs. Nu ką, buvo taip, kad iš Baltarusijos 40 cigarečių sutarėm pargabenti Lietuvą. Kaip? Automobiliu, dabar dronais? Pėsčiom. Pėsčiom per tvorą buvo permestos 4 dėžės cigarečių Fest. Tai čia yra 2000 pakelių cigarečių. Už 1,5 kilometro sulaikė pareigūnai, aš pat nedalyvavau. Sulaikė pareigūnai, 2 asmenys sulaikė. Ir sulaikė 4 dėžes. Gamykliškai užklijuotos dėžės buvo, lipnia juosta užklijuotos, viskas tvarkingai. Antspaudas, kirilica, Neman fabriko. Sulaikė pareigūnai, tuos asmenys sulaikė. O jūs? Aš iš vis nedalyvavau. Tai jūs organizatorius? Iš jų parodymų. Tai kaip jūs figūruojat šitą istoriją? Aš organizatorius. Tai jūs užsakėt, kad tie 2 žmonės Taip. paimtų tas Pavelas Sosnovas ir Pavelas Ruslanas Nikitinas Nikitinas, paimtų cigaretes, kurias permetė iš Baltarusijos. Taip. Kodėl? Jie permetė ir buvo sulaikyti iš 1,5 kilometro. Viskas. Nuvežė į užkardą, prie jų neskaičiavo, į kameras pasodino juos, atėjo ir pasakė, jūs būsite sulaikyti. Viskas. Ir buvo sulaikyti 2 parom. Nuvežė į Vilnių. Tyrimo neatliko, turinio nefilmavo dėžių iš viršaus. Aš nieko neginčyčiau, jeigu būtų... Jūs neskubėkit. Kaip atsirandat jūs tą istoriją? Jie jūs išduoda? Mane taip. Jie pasako, kad užsakė Martinkėnas. Ja, jam pasakė, kad jums nieko nebus atseit, jūs būsit laisvėj, varykit ant Martinkėnai, viskas bus tvarkoj. Ir tada? Jie viską papasakojo. Ir atvažiavo pas jūs? Taip. Ir mane 1 birželio sulaikė, čia gegužės 31-21 metais buvo. Sulaikė mane ir uždarė už gratų. Vyko tyrimas 3 metus ir po 3 metų aš atsidūriau Pravieniškių pirmam kalėjime. Dėl jų pridėtų 25 blokų, tai 250 pakelių cigarečių. Tai va papasakot, kas čia atsitiko, kad jūs sakot, kad pareigūnai suklastojo bylą? Taip, tik suklastojo pareigūnai. Nu, čia yra neįtikėtina, bet papasakokime. Mes buvom kliuvę su 4 dėžėm. Ir aš, ir anie, ir mes žinojom, kiek reikia administraciniai nuobaudai, darėm 4 dėžės. Viskas.
Tai 4 dėžėse, dar kartą priminkit, buvo... Buvo 56, 56, 56 ir 57 blokai. Tai į 3 dėžės po 6 blokus pridėta, o į 4 7 blokai. Ir gaunasi 25 dėžės. Bet tyrimas nebuvo atliktas, iš viršaus turinys nebuvo nufilmuotas su tam pridėtam. Pareigūnai pasakojo, kad atseit berėjo cigaretės nebuvo, o kai prokurorė kišė tas cigaretės, dėžė pradėjo plyšti. Bet nieks nekreipė dėmesio, visiems, kaip sakoma, nusispjaut, o tu kentiek. Kaip prie Poncijaus Piloto, prikaltas prie kryžiaus. Tai aš suprantu, kad buvo kiekvienoje dėžėje po 50 blokų, tai 2000 pakelių cigarečių, teisingai. Taip. O nustatė pareigūnai, kad buvo daugiau. Taip. Ir tada jau viršijo tą kiekį, kada taikoma... 150 gailo viršijo. Taip, kada taikoma administracinė ir buvo atsakomybė. baudžiamoji byla ir 2 straipsniai. Vienas straipsnis 199 apgaulė muitinės ir 199 priimtų nelegalių prekių gabenimas. Bet mes sienos nekirtam. Jie nekirto, nei Kitinas, nei Ruslanas nekirto sienos. Jiem permetė, per skardį nuritavo tos dėžės kažkur tai apie 8 metrus, pasiėmė viskas. Tai gerai. Aš sutinku, kad būčiau nubaustas, administracinė nuobauda, o kad pridėjo, tai jie tegul savo tos 25 blokus ir pasiima ir atsako už tos 25 blokus, iš kur jie ėmė, kokie pas juos. Taigi, kaip jie galėjo tilpti, jeigu tos dėžės užklijuotos ir jas automatiškai netelpa? Išklijuotos buvo gamykliškai užklijuotos, yra nufilmuota, bet paskiau turinio jie nenufilmavo. Kai visur būna, kad tą turinį, kas atlieka tyrimą gerai, turinį iš viršaus dėžės nufilmuoja. O čia parinko tokį tašką, kad nufilmavo nei tau, nei man. Nu, matos taip paviršutiniškai. Gerai. Tebūnė idėja. Kodėl? Atsibodė gal. Tai sako, tik tai prieš tai vieną kartą buvo teistas už tai. Bet tai vieną. O tai administracinių gal daug buvo tų... 4 kartus už cigaretės. Tai o... 2 kartus administracinė bauda sumokėjęs, viską atsiskaitė su valstybė. O čia buvo baudžiamoji, tai buvo surastas dėžės, aš ten nieko prieš. O čia 4 dėžės. Atsibodo, tai daug kartų ir nepagaudavo, jeigu taip jau atvirai. Nu, turbūt, ne? Tai buvo jau čia tas faktas. O čia silpnavalius vaikinus pasirinko ir sudirba. Jie nereikalavo, atėjo į kamerą ir pasakė, jūs būsit uždaryti. O paskiau įrodinėja, kad atseit skaičiavo prie jų patalpoj specialioj. Vienas sako, kad foje skaičiavo, kitas patalpoj. Ir jie buvo 1,2 metrų nuo cigarečių. Nu, jie negali įrodyti. Filmavimo nėra, nieko nėra. Taigi turėjo vaizdo registratorius filmuoti, ar kaip ten kameros yra. Ta dieną sakė, kameros nedirbo. Gerai, nusibodot. Tai iš kur jie žinojo jūs? Iš kur žinojo? Jūs. Taigi kartu dirbam. Jūs dirbote anksčiau pasienį? Taip. Kuo? Jie veža cigaretės ir aš vežu į tuos pačius taškus. Kas jie vežė? Pareigūnai. Tai jūs būdavo... Aš galiu pavardėm pasakyti. Pareigūnas buvot jūs irgi? Kaip? Buvot pareigūnas prieš tai? Aš ne pareigūnas. Tai dar kartą klausiu, iš kur jūs juos žinojote? Iš kur aš žinojau pareigūnus? Taigi kartu dirbam. Dirbam kabutėse čia? Taip. Nes kai pasako dirbam, tai... Taip. Tai tipo ir tie pareigūnai veždavo? Ir jūs? Konkurentai buvo ar kaip draugai? Ne, kaip priešai. Priešai? Gerai, nuo kada pradėjot šito biznio užsiminėti? Kai sunkus laikai atėjo, tada ir pradėjau. Tai čia tie sunkus laikai kada? Seniai jau? Gal kažkur tai apie 5 metai. O tai jūs ten netoli gyvenat kažkur? Taip.
Ir gerai, pareigūnai žinodavo, kad vežat, vis tiek turbūt matydavo, praleisdavo, duodavo pinigėlių. Ne, pareigūnai ne. O jie ten, atseit, ta prokurorė, teisėja, iš kur rado jie lišnų cigarečių. Taip, jeigu sakot, idėja. Taigi veja, nepagauna, lieka tuos lakos cigaretės ir jie pasiima savo ir laisvai disponuoja tais cigaretėm. Pas juos daugiau cigarečių gal nežinau, kaip sulyginti su kuo. O gal iš tikrųjų buvo tiek cigarečių daugiau, vat jūs perkat ten tuos, tą kiekį, kurį perkat? Čia aš duodu galvą nukirst, kad nebuvo daugiau. Aišku, koks durnius įdėtų daugiau, jeigu perki tiek. Kas savo dės tas cigaretės daugiau, kad įsigyt baudžiamą bylą. Tabi aš nieko nesakyčiau, kad jie būtų sukišę tas 7, 6, 6 ir 6 ir iš viršaus dėžės. Tuo momentu jie neturėjo, nes ten vėlavo su forminimu dokumentų, kad tyrinėja advokatas, viskas ten vėlavo, mutino, juos vešioja vieną užkardą į kitą ten ir va. Tai čia byla sufabrikuota, grinai pareigūnų. Kaip galite įrodyti? Kaip galiu įrodyti? Tai jeigu mano buvo pirktas 4 dėžės, kas ar parduotuviai, ar kur, kas gali daugiau įdėti. Aš po 500 sumokėjau 2000 eurų už tas dėžės. Kas daugiau dės? Nei parduotuviai niekur, nei turgui niekur. Suprantate? Ir buvo užklijuotos, taigi yra nufilmuotos 4 dėžės, originalios, advokatas žiūrėjo, nei kampai, niekas, nei suplyšę dėžės, viskas normaliai. O čia kai sudėjo, tai aišku, kišant gali sukišti, ką nori, sukišė viskas. Pakito dėžė įsigaubė 4-5 centimetrais.